Labadiena laikraščio Tauragės kurjeris skaitytojai, portalo Kurjeris LT lankytojai. Kviečiame jūs žiūrėti paskutinę, galbūt lemiamą debatų laidą, kurioje svečiuojasi kandidatai į Tauragės rajono savivaldybės merus liberalas Sigitas Mičiulis. Diena. Ir socialdemokratas Pranas Petrošius. Labą dieną. Rinkimai kovo 15, antrasis rinkimų turas, jis bus lemiamas ir kažkuriam iš jūsų sėkmingas, kažkuriam nesėkmingas. Noriu priminti žiūrintiems, kad mūsų laida yra neatlygintina ir tai nėra politinė reklama. Dabar bandykim gal apžvelgti pagrindinės temas ir pagrindinius tuos ginčių klausimus, kurie pastarosiomis dienomis kelia labai daug diskusijų. Abu gimtadienį švenčiate tą pačią dieną, gegužės 27-ąją. Nežinau, ar tai kažkoks irgi lemties ženklas. Toks sutapimas, abu esat gimę po dvynių ženklų. Kiek esu skaičius dvynių, toks simbolis vėjas. Ką tai simbolizuoja? Laisvę, energiją. Labai tikėsimės, kad nesvarbu, kuris meras bebus išrinktas, jis vis tiek bus laisvas ir labai energingas. Pone Pranai, sakėt, kad jūs esat kairiarankis. Tikrai taip. Tikrai taip, ar ne? Tikrai taip. Nuo pat gimimo kairiarankis esu. Tik dėja rašau dešinėje ranka, kadangi mano laikais, kada mes mokėmės mokykloje, tais laikais buvo griežtai draudžiama rašyti kairiąją ranką, todėl dirbtinai buvo priverstas pakeisti savo rašymą vietoj kairės rankos, perimti dešinę ranką. O šiaip visus likusius darbus ir šiandieną darau kairiąją ranką. O kai pavaldinius barat kumštis į stalą, kuria ranka, dešinė ar kairė? Nu, ačiū Dievui, dirbu vadovu jau turbūt, jeigu įvairaus lygio vadovo darbą, dirbu jau apie 40 metų, tai, na, dar su kumščiu į stalą tikrai neteko duoti, nes labai gerai suprantu, kad kumštis, stalas su kumščiu duodamas tikrai problemos nespręs. Į kiekvieno žmogaus širdį reikia eiti, rasti su šypsena, tu žymiai daugiau išloši iš to žmogaus, negu tu bandysi kumščiais ten vartotis ar dar kažkaip. Tikrai nesu to charakterio žmogus, kuris naudočiau kumščius arba labai smarkiai šaukčiau, rėkčiau ar dar kaip nors. Būna, žinoma, kartais ir emocijos užvaldo, kartais ir garsiau pasakai. Savaime suprantama, visko gyvenime būna. Bet po to, žinoma, aš kadangi turiu tiek patirties vadovavimo, kiekvienu atveju save permastai apie savo veiksmus vakare, na ir savaime suprantama darai išvadas. Atsiprašot, jeigu ką paskui. Žinoma, tikrai taip. Iš mano pusės atsiprašymas tai tikrai yra labai dažnas. Sigitai, gal ir jūs kairiarankis? Ne, nu aš dešiniarankis. Politinę pakraipą? Jo, pagal politinę pakraipą, vat iš dešinės. Bet galiu pasakyti, jeigu žaidžiam krepšį, kartais ir iš kairės galiu iš po krepšį įmest. Paminėjot vėją. Vėjas yra labai geras dalykas. Prie jūros jisai labai stipriai ošia, galbūt ir suteikia laisvės, minčių, idėjų ir blogas mintis prapučia. Taip, kad ir Tauragė yra jūrinis miestas, nes prie jūros upės esam. Taip, man labai norėtųsi ir ne tik man turbūt, bet ir visiems rinkėjams ir visiems Tauragės rajono gyventojams, kad jūs rastumėt vienokį ar kitokį kompromisą šitoj kovoj. Kaip be pasibaigtų tas rinkimų turas. Pastarosiam dienom mes pastebim, kad ta kova labai suagresyvėjo. Ir ką mes matom? Mes matom Facebook'e vieni kitų lyg ir nuotraukas kažkokias klastoja. Spaudoje užsako straipsnius, pamfletus, lyg ir norėdami įgelti vieni kitiems. Skundžia kiekvieną judesį, kiek žinau, abi pusės vyriausiai rinkimų komisijai. Humoreskas visokias rašo. Internete komentarų pilasi šimtais, ko anksčiau tikrai tiek nebūdavo. Ieško vienas kito paslėptos reklamos. Sakykit, ar negalėtų ta rinkiminė kova vykti šiek tiek oriau, ramiau, galbūt reikėtų mažiau reaguoti į kitų kažkokias skandžias pastabas. Ar tai gerai, ar tai normalu? Vat kaip jūs vertinat vienas kito pasirodymą tokį dabar iki rinkimų likus kelioms dienoms? Jeigu galima, aš galiu ir pradėti. Iš tikrųjų, tai tikrai manau, kad tai yra nenormalu, tiesiog negražu, bet jūs, gerbima Ramunė, paminėjote, kad abi pusės, aš tikrai
labai griežtai atsiriboju. Mes niekuomet iš liberalų sąjūdžio neėmėme jokios informacijos, nieko skirtingai nuo liberalų sąjūdžio veiklos, nuo būtent gerbiamo Sigito rinkiminės kampanijos. Bet pakritikuoti liberalų, jūs nevengia taip pakritikuoti, taip, bet jūs paminėjot, kad nuotraukas pasisaviname ar dar ką nors. Na tai mano supratimu paprasčiausiai net ir negarbinga ir negražus, sakykime, ir vakar dienos atvejas, ar ne. Mano draugų ratas, tie žmonės jauni ir visi kiti, kurie gerbė mane ir kurie už mane ruošėsi agituotis, jie įdėjo savo nuotraukas, premjero nuotraukas, Šiaulienės Seimo narės, Seimo narių, kitų mano partiečių, jaunimiečių visų ir taip toliau. Ir jie užrašė priekyje, kad mes remiame Tauragės merą Praną Petrušių. Bet tai žmonės ne visi tą matė. Dėja, liberalai sugebėjo nusisavinti mano šitą iniciatyvą ir idėją ir paliko tuos pačius veidus, Butkevičių ir visą kitą ir užrašė, mes balsuosime už Mičiulį. Vyriausiai rinkimų komisijai, gal nereikia tiesiog, gal reikia nutilėti tokiais atvejais? Kaipgi galima nutilėti, jeigu žmonės iš tikrųjų pasisavina tokius dalykus, kurie, kada visi puikiai žinome tikrai, kad nei Butkevičius, nei mano komandos žmonės, tikrai neremia ir nerems jų. Tai kodėl klaidinti rinkėją žmogų? Rinkėjas dažnas žmogus įėjęs ir dabar galvoja, tai klausykit, tai dabar kaip tas Butkevičius yra, ką jisai remia? Ar jūs manot, kad rinkėjas yra toks kvailas ir jis nesupranta esmės, sakysim, kas turėtų būti toje nuotraukoje? Gink Dieve, aš nesakau, kad jis yra kvailas, bet aš sakau tai, kad mano rinkiminė kompanija, mes tokiais nešvariais žaidimais neužsijėmėme ir neužsiimsim. Ir labai norėjosi, kad liberalų sąjūdis, kad Sigito komanda taip pat elgtųsi garbingai, turėtų savo kūrybinės minties ir savo kūrybą tik savo ir naudotų, o ne pasisavinant svetimą kūrybą. Ką jūs atsakytumėt apie tai, kas vyksta dabar virtualioje gal labiau erdvėje? Mūsų silpnybė dėl to yra ta, kad mes neturim žmonių tiek, kiek turi gerbiamas Pranas. Labai didelė dalis jaunimo palaiko. Ir jie rodo savo iniciatyvą ir kiekvienas sukontroliuotas tikrai neįmanoma. Aš taip pat nepritariu tokiam dalykam ir mes tikrai patys, mūsų štabas, mūsų žmonės šitą inicijavo. Čia kilo iš kažkurio tai vieno asmens ir jie pasidalino kaip jaunimas per Facebooką ir pasiplatino. Bet atsiprašau, aš noriu užbaigti apie, jeigu jau pradėjom kalbėti apie tas technologijas, visą kitą. Aš manau, kad pirmam turė taip pat buvo labai negražių dalykų, net juodų technologijų, šmeišto kompanijų. Pirmą kartą dalyvauju tokiam lygmenį rinkimuose. Buvo pasiryžęs sužinoti to, ko dar apie save nežinau. Bet daug sužinojau tokių, netgi mūsų programų nebuvo įrašyta, kad mes čia turgų uždarysim, turgelį uždarysim, uždarysim kaimo mokyklas, bibliotekas uždarysim, kad mums nerūpi žemės ūkis ir ūkininkai iš vis gerai gyvena ir kad mane jau su žmona išskyrė. Tai tikrai ne mūsų štabas paleido tas kalbas. Na, gerbiamas kolegas Sigita, ir nesutinku su išsakyto mintimis Sigito kolegos tai, kad, pasižiūrėkite, jūsų, sakote, jaunimas kažkur tai kažkas tai daro. Taigi jūsų 3 jau šiandieną išrinkti rajono tarybos nariai - Liorančas, Arvasevičius ir Janušonis. Taigi jie visą tai, ką aš kalbėjau, mano nuotrauką su to užrašu, jie platina visą tai. Tai kas čia vaikai yra, ar kas čia, ar išrinkti jau tarybos nariai, skaitote, kad vaikai? Gerai, gal nesivelkim, aš pasiūlyčiau nebesivelti į tuos tokius smulkius ginčus. Iki rinkimų liko savaitė, aš manau, po rinkimų tikrai pasibaigs. Tai gal svarbiausios sritys gyvenimo mūsų, kasdieninio gyvenimo sritys, labai prašau trumpai keletų sakinių abu. Investicijos ir naujos darbo vietos, abu mojuojate tą vėliavą, investicijų ateina, jau susitarimai kažkokie yra daromi, konkretūs skaičiai. Jūsų planai šituo klausimu - investicijos ir naujos darbo vietos, verslo skatinimas, Sigitai? Taip, mūsų programa yra įrašyta, norint įspręsti didžiausią mūsų laikmečio problemą - migraciją. Nuo 2007 metų atėjo didžiuliai europiniai pinigai, keli šimtai milijonų litų. Ir nežiūrint to, Tauragės rajonas neteko apie 10 000 žmonių, darbingo amžiaus žmonių.
Jeigu mes sutelkę jėgas šito mes nepadarysim, neįkursim ne mažiau 3000 darbo vietų, tada po 20 metų bus išlikimo klausimas. Europiniai pinigai tikrai bus nuimti, nes dabar trūksta 1% iki 75% ES bendro vidaus produkto. BVP automatiškai kyla, kuo daugiau žmonių išvažiuoja, bedarbystė nuo to irgi mažėja. Aš manau, kad reikia kalbėti realiai, suvokti situaciją ir turim mes suvieninti visas pajėgas. Per mažai žmonių liko Lietuvoje ir Tauragės rajone, kad mes galėtume vienas kitam gerklės perkast. Yra dvi sritys. Mes dabar kalbam apie biudžetą. Biudžetas tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Ir labai svarbios sritys. Švietimas, kultūra, sveikatos apsauga, socialinė rūpyba, sportas. Bet mes nekalbam apie tą sritį, kuri gali padidinti pajamas į biudžetą. Jeigu mes šito uždavinio neišspręsim, patikėkit, po 4 metų aš išeinu iš politikos. Na, jūs neprognozuokit čia taip baisiai dabar. Ne. Užleisim jaunimą, tegul jauni žmonės su savo energija, mintimis. Pone Pranai, kokia jūsų pozicija šito klausimu? Investicija ir... Taigi, aš jau irgi turiu savo programoje labai aiškiai yra parašyta. Iš tikrųjų, aš tikrai gerbiu visų pažadus, visų išsakytas mintis. Tai yra tikrai tik rinkiminiai pažadai, dažniausiu atveju, apie kuriuos kalba apie tai 3000 darbo vietų, ten 100 milijonų pinigų. Tai yra mistika, tai yra tiesiog rinkėjų apgaudinėjimas. Aš labai aiškiai pasisakiau, sakau ir sakysiu. Ir vakar dar kalbėjau su energetikos ministerija, kalbėjau su pačiu premjeru, kokia situacija pas mus yra dėl gamtinių dujų atėjimo. Man patikino, kad kovo 22 dieną galutiniai sprendimai bus priimami ir šiais metais gamtinės dujos ateis į Tauragę. Ir šiais metais labai tiksliai ir aiškiai sakau, prasidės statybos ir iki 100 darbo vietų su 30 milijonų Vilkiškių pieninėje jie yra suprojektavus ir techninį dokumentaciją turi. Tai yra nemistiniai skaičiai, yra tikri. Lygiai taip pat ateis žuvies šitas perdirbimo įmonė ir taip toliau. Ir šiandieną aš asmeniškai matau, kad mes turime kalbėti ir matyti labai konkrečiai. Mes turime turėti, mes turime investuotoją, mes turime kurti sąlygas, mes turime jam padėti visapusiškai ateiti, sudaryti sąlygas. Tai ir dokumentų forminime, tai ir lengvatų taikime, tai pagaliau už rankos atsivedimą, tarpininkauti valstybės mastu ir taip toliau. Ir tai štai čia ateina šitie žmonės. O jeigu, sakykime, mes kažkur dokumentuose prikursime ten 3 ar 4 ar kažkiek tai darbo vietų, bet jų net, mes Lietuvoje turim pavyzdžių, įsikūrė įvairūs parkai, įsikūrė, reiškia, lezai visokie. Nu ir ką, ar jie stovi veltui. Tikrai mes darysim viską su tais, kurie ateis ir jiems visą laiką bus padedama. Ir nei vienas verslininkas dar nėra Tauragiai pasakęs, kad susidūriau su kažkokia problema man ateinant. Ir mes taip ir toliau darysim. Aš noriu patikslinti, Vilkiškių pieninė prieš 2 metus jau ruošėsi ateiti, nes jie neturi plėtros galimybių Kelmėje, Kelmės pieninė ir pagrindinė gamykla Vilkiškiuose. Yra vienintelė vieta Tauragėje. Dujos jo reikalingos technologijai. Kartais mes labai sureikšminam kažkokį tai didelį, neaišku, neišnagrinėtą klausimą, kad ir reikia dujų, bet reikia mums šilumos, reikia garo, reikia technologijai. Jeigu iš kitų rūšių pigesnių ir švaresnių negalima aprūpinti, kaip Vilkiškių pieninė, tai tvarkoj, valio, bet ir dujos jau buvo priėmę sprendimą prieš metus laiko atvesti dujas. Ne, nebuvo. Jokių būdų nebuvo priimtas sprendimas. Sprendimas šį mes priėmėm tik tada, kada atėjo... Aš negaliu jums šiandien atsakyti, kas, kur, kada su kažkuo kitur kalbėjuosi. Aš labai gerai žinau, kada Vilkiškių pieninės generalinis direktorius kartu su Tauragės pieninės direktorius atėjo pas mane ir sako, mere, jeigu išsprendžia tokius problemas, klausimus, mes ateiname su investicijom. Aš tikrai net nesidomėjau, ar jūs
jie domėjotės vienur ar kitur ar dar kažkaip. Tai tikrai buvo man išpadaryta ir aš 2 savaičių bėgiai padariau taip, kad mes su jais susitikome ir su premjeru, su energetiku ir viską išsprendėme ir viskas eina gerų kelių. O man visiškai nesvarbu, kiek jie kur, kada kažkam kažką siūlė. Prieš praėjusius rinkimus korėjiečiai čia taip garsiai atėjo ir prezentacijos buvo, ir televizija, ir laikraščiai, ir stalas, apsauga, ir pažadai. Na, Sigitai, su korėjiečiais, tai korėjiečiai iš tikrųjų, kaip ir dauguma verslo, jūs patys, visa Lietuva ir visas pasaulis pripažįsta. Jeigu iš 300 atėjusių pasisiūlyti, daryti, kurti investicijas, lieka bent keli procentai toj vietovėje, tai skaitų yra labai geras rodiklis. Ir jie buvo jau, kaip jūs žinote, pradėję tą veiklą viską. Mes kaip savivaldybė sudarėme visas sąlygas, tikėdami, kad jie iš tikrųjų kuria tas darbo vietas ir turėsim mes tam, bet kad jie po to ten viduje kažką įsiformavo. Ateitis laukia mūsų. Jūsų įmonių darbuotojų atlyginimai Bremena, Rimtyje. Konkrečiai galite įvardyti, žmonės labai klausia po praėjusių laidų. Konkrečiai vidutinis atlyginimas ir jūsų šeimos valdomų įmonių ir jūsų. Galite įvardyti? Tiksliai negaliu pasakyti, bet mūsų atlyginimas yra aukštesnis už verslo vidurkį. Tas sudaro skaičiais, dabar eurais. Tai skaičiais. Tiek skaičiais. Eurais tas sudaro kažkur gal apie 500 eurų. Rimtyje? Mūsų, kadangi verslo sritis yra šiek tiek kito pobūdžio, ir tarp kitko praeitą kartą jūs manęs klausėt, kad Rimtyjoje sumažėjo nuo 21 iki 7, tai vėlgi aš tiesiog buvo paklausta greitai, pamiršau tiesiog. Mes turėjom Šilalėje prekybos centrą, kurį mes perleidome eksploatuoti ir vykdyti prekybą Agavai mūsų pagal susitarimą nuomos. Ir ten jie padidėjo darbuotojų skaičius. Todėl darbuotojų skaičius, tie visi darbuotojai ir darbuotojai tik perėjo į kitą įstaigą. Pas mūsų, kadangi yra likę darbuotojai šiuo metu, tie, kurie, sakykime, daugiau, tai yra buhalteriai, tai yra apskaitininkai, tai yra visi tie vadovaujantis darbuotojai ir taip toliau, yra kažkur apie 1200 eurų atlyginimą. Tai jau čia tų... Popieriuje, tų likusių, kurie dirba Rimtyje ir kurie dirba mūsų įmonėje, už kurią mes... Tai labai daug. Nu, tai mes visą laiką tiek mokėjom. Neina šiandien gero buhalterio gauti, bet 3000 litų mokėti. O, na, truputį... Nenoriu pasakyti žemesnės klasės, bet kurie dirba tą eilinį darbą, jau ne vyriausiai buhalteriai. Žinoma, kad tiek negauna, aš kalbu tuos apie pagrindinius. Nu, pas mus tų, kur dirbtų tokį kitą darbą, mes jų kaip ir neturime. Turime gal porą žmonių, bet tai jie gauna turbūt irgi po kokius 500–600 eurų. Aš turėčiau pasitikslinti. Ar galite įvardyti, kokių dar įmonių esate savininkai, be tų, kurioms vadovaujate? Dar kokių nors įmonių akcijų turite? Klausė šiandien tarp kitko žmonės. Nes skambino klausė, sako, ir vienas, ir kitas turi ten dar kelius šimtus, sako, įmonių, iš kurių gauna pelną. Aš labai atsakingai galiu pasakyti, išskyrus tai, kas mano deklaruota, jokio įmonė... Tai va, to, kas deklaruota, pasakykit, gal ne visi. Mano deklaruota tai yra Prano Petrošiaus įmonė Rimtyje, toliau Rimtijos prekybos centras ir viskas. Mano 2 įmonės, kuriuose aš turiu akcijų, dabar tiksliai neprisimenu, turbūt vienoje apie 50%, kitoje 42%. Tai aš turiu tik šituose įstaigose, nu ir žinoma, jeigu dar skaityti šeimos akcijas, tai dar sūnus kažkur kitur turi, bet jau ne aš. Kalbėkime apie jūs. Apie mane. Aš pats asmeniškai kitur niekur neturiu nei vienos akcijos. Sigitai, jūs? Aš turiu vienintelę įmonę, Sigito Mičelio individualią įmonę Bremena, kuriai dabar suėjo vasario 14 dieną 23 metai. Verslą kūrėm nuo nulio ir sritį pasirinkom tokią, kokios Lietuvoje dar iki tol nebuvo. Tai energijos taupimas ir šildymo sistemų įrengimas iš atsinaujinčių energijos šaltinių. Ir noriu pasakyti, kad mes per tuos metus mūsų klientam, mūsų įranga ir darbai davė 10 milijonų litų ekonomijos. Ir mes dirbom ne Tauragėje, mes dirbom visoje Lietuvoje ir kažkuria prasme mes eksportuodom savo paslaugas ir parveždavom kapitalą, finansus. O šiaip tai
Šiaip tai jeigu prie įmonių, prie viso to, tai kiek mano šeimos verslas sudarė galimybių, mes turime per mūsų tą prizmę yra įdarbinta virš 70 darbo vietų įkurta. Aš turiu menį tai tiems, kam išnuomotos patalpos ir taip toliau. Tai aš manau, kad tai yra daug sukurta darbo vietų mano šeimos pastangomis, bet apie jų atlyginimus aš tikrai negaliu nieko pasakyti, nes aš nežinau ir nesidomiu. Na, jau čia nesvarbu. Aukščiausioj valdžioj svarstomas dabar vėl minimalaus atlyginimo kėlimas 25 eurais. Abu esate atėję iš verslo. Šiaip verslo atstovai sako ir kiek žinau, lyg ir liberalai yra anksčiau prieš aną minimalaus atlyginimo didinimą pasisakė, kad tai būtų didžiulė našta smulkiajam verslui. Kaip jūs, kaip meras, kokia jūsų nuomonė, kokia jūsų pozicija apie minimalaus atlyginimo kėlimą? Pozicija vienareikšmiška ir mūsų partijos, kad automatiškai reikia kelt neapmokestinimą minimumą. Tada žmonės jo kartu pajus. Ir atlyginimus nustato rinka. Deja, mūsų rinka yra maža, mažėjanti ir palyginti neturtinga. Verslas yra mūsų jaunas, nepilnai 25 metai. Per karus, trėmimus, migracijas mes praradom gamyklas, technologijas ir svarbiausia užsienio rinkas. Dabar norint į jas įeiti yra labai sunku. Neturime nei naftos, nei dujų. Negali mūsų verslas sukdamasis savo sultyse. Tauragės mastu taip. Minimalus atlyginimas kitom įmonėm mums, pavyzdžiui, įtakos neturės, bet reikia suprasti, kad yra paslaugų įmonių, kurios dirba toj vietinėje rinkoje, kuri mažėja. Ir nevienodos konkurencijos sąlygos yra sudarytos, negali konkuruoti su pirkimais iš biudžeto, negali konkuruoti su pirkimais iš ES lėšų ir ypač gaila tų prekybininkų, kurie prekiauja ten kaimo parduotuvėlėse, kur kaimai sumažėjo, susitraukė dvigubai. Tai jiems, manot, būtų tam verslui didelė našta? Taip, ir galiu pateikti pavyzdį. Švedijoje yra aukščiausi mokesčiai, bet valstybė kelis kartus mažesnė Šveicarija, turėdama mažiausius mokesčius, surenka pinigų daugiau į biudžetą. Šveicarija lygintis labai sudėtinga, ten minimalus atlyginimas 3800 eurų. Ja, tai, o jūsų aš tai manyčiau, toj vietoj truputį yra daroma pas mus Lietuvoje skubotai. Manau, kad tai nėra ekonomiškai pagrįsti dalykai kai kurie. Na, atsitiko taip, kad viena iš partijų, ypatingai darbo partija, kuri yra šiandieną valdančioje daugumoje Seime, daro bet kokį spaudimą, kad būtų vykdoma pagal jų programą. Manau, kad tai neteisinga yra. Šiandien mūsų ekonomika, mūsų smulkusis verslas, tie smulkieji verslininkai nėra pajėgus pagal vyriausybės arba kažkokių tai partijų numatytus judėjimus, neturi tiek finansinių resursų, kad galėtų taip didinti atlyginimus. Manau, kad čia turėtų būti labai rimti skaičiavimai, labai rimti įsigilinimai į tos dalykus, o taip vien tik pasakyti vienareikšmiai, kad mes pakelsime, tai žinote, prašiausiai nesąžiningai yra smulkaus ir vidutinių verslų atžvilgiu. Aš nepritariu. Ta pati tema, kaip ji dėliotųsi, jeigu meru taptumėte jūs? Jeigu aš tapčiau meru? Taip. Na, jeigu aš tapčiau meru, tai, žinote, aš jau turiu susitaręs ir susitaręs kuria prasme. Ta prasme, mum rinkėjai jau kovo 1 dieną labai aiškiai pasakė ir pritarė tiem darbam, kuriuos mes vykdėme jau eilę metų. Na, pažiūrėkime, praeitoj kadencijoje mes socialdemokratai turėjome 10 mandatų, mums dabar davė taip pat, suteikė rajono gyventojai taip pat 10 mandatų. Partijos Tvarka ir Teisingumas buvo su mumis koalicijoje, turėjo 3 mandatus, jiems taip pat suteikė 2 mandatus. Valstiečiai žalieji buvo mūsų koalicijoje, kurie su mumis vykdė 4 metų programą. Jie gavo tą patį mandatų skaičių, kaip turėjo ir prieš 4 metus gavę. Tai reiškia, aiškiai labai gyventojai pasisakė, kad jie pritarė
tai vykdomai politikai, taim darbam ir tai visai veiklai rajone, kokia buvo daroma per tuos paskutinius 4 metus. Tik kaip dėlėtumėt svarbiausius postus? Todėl mes jau ir sutarėme. Tvirta jūsų koalicija, mes pasirašėme. Oponentai sako, kad ji nėra labai tvirta. Politiniai oponentai visuomet jie turi sakyti ir Seime visur sako, mūsų koalicija yra tvirta, yra pasirašyta ir mes tikrai tvirtai jos laikysimės. Mums todėl, mėly žmonės, tikrai reikia mero, nes mes norim daryti tos tęstinumus, tos darbus, kuriuos esame pradėję, o pasikeitus valdančiai daugumai, tai aš manau, kad tikrai būtų atitinkamų pasikeitimų įvairiausių, tikrai būtų. Tai žmonėms kas svarbiau, tęstinumas darbų, ar kaita kažkokia, aš pasisakau už tęstinumą. Tai, arba oponuokit, arba norėjau pateikti klausimą, ką rinktumėtės administracijos direktoriumi, į vicemero postą, ką siūlytumėt, pavaduotoją? Turit numatę konkrečias, ar tikrai valstiečių balsai tokie auksiniai dabar pasidarė ir dėl jų kovojama? Aš noriu oponuoti dabartiniam merui. Tie tęstiniai darbai, tai reiškia, kad dar tiek pat žmonių išvažiuos. Žmonių išvažiavimas visoje Lietuvoje ta situacija. Pas mus dabar yra teigiamas balansas išvažiavimo. Manau, kad žmonės balsuodami mieste, kur buvo mažiausiai klastojimų, juodų technologijų, varimų žmonių su lazda į rinkimus, jie balsavo už permainas, kurių laukia. Tai tikrai tos permainos yra būtinos, pribrendę. Jeigu aš būčiau meru, tada jaučiau pareigą, atsakomybę nuo tų žmonių, kurie mane rinko. Ir rinko visą Tauragėje. Tai čia jokiais būdais nebūtų galima atstovauti vienai partijai. Tai viską daryčiau, kad būtų politinis susitarimas siekti bendrų tikslų. Bet kaip pavyktų susitarti su socialdemokratais, su tvarkiečiais, juk amžinas karas taryboje vyksta jau ne vienerius metus? Tai yra labai blogai. Tai socialdemokratai šitą toną ir uždavė, kad tik tai jų partijoje gali būti patys gabiausi, geriausi žmonės. Aš turiu savo asmeninę nuomonę, kad tų gerų žmonių yra visose partijose, o tarp nepartinių dar daugiau. Ir biudžetinės įstaigos, seniūnijos, mokyklų įstaigų vadovai ateityje turėtų tapti nepartiniais, kad jie dirbtų savo tiesioginį, kasdieninį darbą, o politikai netrukdytų. Nedraudžia eiliniams žmonėms tapti partijos nariais ir demokratinės visuomenės principai. Ir netiesa, kad socialdemokratai čia kažką tai blogo užduoda. Gerbiamas kolegas Sigitai, mes socialdemokratai jau per tiek metų, pažiūrėkite, kiek padaryta darbų, sutvarkyti mikrorajonai, sutvarkytas viešas erdvės. Su kieno pinigais. Mėly kolegos, tai, o jūs verslininkai, labai blogai yra, kada į tarybą ateina verslininkai su savo asmeniniam nuosavom ambicijom, o nemato viešų. Na, pažiūrėkime, jūsų komandoje Stankai. Taigi, Sigitai, mielas mano, jūs niekuomet negalėsite paspręsti viešų dalykų. Jūs manot, kad už Sigito nugaros stovės kažkokie žmonės? Tai ne tik stovės, bet jau yra jie, jau jie išrinkti yra visi trys. O už jūsų nugaros kokie žmonės stovės? Bet aš noriu pasakyti, kad man dabar dirbat per 5 metus, būtent šitą komandą bendram tikslui, miestui, rajonui ar dar kažkam, šie žmonės nėra pasiūlę nei vieno sprendimo varianto, išskyrus savo asmeniškai naudingą kryptim. Nu, tai ką čia atsikirsti, aš turiu pavyzdį. Mano nugaros nestovi, minėta šeima, stovi žmonės, kurie balsavo. Ir jie išrinkti taryboje. Ir tikrai meras, jūs esate neteisus. Labai gerai, kad dabar kalbate prieš rinkimus apie investicijas, apie darbo vietų kūrimą. Aš manau, kad tai nuo jūsų tikrai nemelas, o ryštas tą daryti, bet šitą galėjot padaryti, būdami valdžioj su viršum 10 metų. Bet kolega Sigitai, juk tikrai puikiai žino irgi, kad valstybės politika ir ES lėšų įsisavinimas pirmajame etape buvo numatytas būtent infrastruktūros atskiria tarp valstybių išlyginimui skirti lėšas. Labai aiškiai buvo deklaruota, kad dabartinėme etape jau aiškiai pasisako ir ES ir valstybė, esant konkrečiam verslui, esant konkrečiai investicijai, padėti sukurti aplinką ir padėti kurti. Tai mes už tą ir einame tuo keliu.
Gerai, ačiū. Konkretūs klausimai, kurių mes sulaukėme iki laidos. Kuris galit, tas ir atsakykit gal abu kartu. Kada pagaliau aptversite Papušinės kapines? 2009 metais nuėsdavo stirnos gėlės, nuėda vat ir dabar. Ar taip sunku rasti tinklo ir aptverti jas tinkamai? Galiu aiškiai atsakyti, nesunku. Aš buvau susitikęs su Papušinė kapinėse esančiai žmonėmis dirbantiems. Viską, jie yra skirti pinigėliai, yra numatyti, reiškia, darbų eiga visa, tikrai reikia atitverti ir yra numatyta toliau atitverti aukštą tvorą, tokia kaip kad yra pakelėse. Šiais metais, šį pavasarį, tas darbas bus padarytas. Noriu abiejų paklausti, dar pirmai pamiršau, ar galite sąžiningai tikrai pasakyti, per paskutiniuosius 10 metų jūsų įmonėse yra kas nors gavę vokelį? Pas mane tikrai ne. Į vokelį nesumokėjom. Deividas klausė, keletas klausimų Pranui Petrošiui. Meras kaip svarbiausių savo darbus ir didžiausią pranašumą prieš konkurentą akcentuoja sutvarkytas miesto viešasias erdves. Taigi, ar tai iš tikrųjų yra toks sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis darbas? Turint omenyje, kad visą tai padaryta už ES pinigus ir dauguma Lietuvos miestų tvarkosi lygiai taip pat. Ar nereikėtų stengtis ES pinigų išnaudoti ekonomiškai naudingiems projektams, kurie neštų naudą ir toliau generuotų pajamas? Aš ką tik apie tai kalbėjau, kad pirmajame etape 7-13 metų laikotarpį ES lėšos buvo tikslinės ir jos buvo aiškiai pasakyta, kur jas galima naudoti. Ir tai netiesa, kad visos savivaldybės, kad čia nepriklausomai nuo mero ir nuo jo aplinkos vienodai gavo finansavimą. Pažiūrėkime kaimynus miestus, nuvažiuokime, taip niekas ir nepajudėja iš dalies. Tai tikrai yra didelis nuopelnas, čia ne vieno mero, čia yra visos mero komandos, čia yra visos administracijos ir visų mūsų rajono gyventojų. Ir šitame etape nebuvo galima kitaip, o dabartinėme etape, aš jau kaip ir minėjau, 14-20 orientuoti yra ir galimybės jau kitur naudoti. Tad tie pinigai ir bus naudojami kitur. Lina klausė, kada... Galima replika? Galima. O kodėl šitie visi pinigai buvo sudėti į fizinės aplinkos gerinimą, kitur net užkasant, kaip į Draudenių ežerą kelis milijonus, bet sausio 13-osios ir nepriklausomos Lietuvos kario paminklai be jokios dangos, net keičiant seną, nebuvo galima įdėti. Mes negerbėm žmonių, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ne, tai gerbiamas kolega, iš tikrųjų, Draudenių ežeras tai yra iš tikrųjų vėlgi iš ES lėšų buvo skirta visiškai kitoms savivaldybėm, per didelius vargus, per didelius įrodymus buvo paprašyta, kad Tauragė, iš tikrųjų mūsų Draudenių ežeras jau buvo visiškai ant numirimo ribos. Ir mes gavome tame ežerui išvalyti ir aš manau, kad mes padarėme didžiulį darbą. Vienintelis ežeras Tauragėje mes turime. Paminklo aplinkai teritorijai tvarkyti yra labai nedideli pinigėliai. O kodėl nepadarė? Ir tikrai, taigi, matomai, kad nespėta buvo, taigi neina visiškai viską taip padaryti. Yra daug darbų, kurie dar laukia ir mes tam ir esame pasiruošę juos daryti ateityje. Bet inicijuoti, aš suprantu, sprendimo projektą gali bet kuris tarybos narys. Visiškai teisingai, visi gali inicijuoti. Ir ne tik tarybos narys, gali inicijuoti ir politinių kalinių tremtinių sąjunga. Kodėl, žiūrėkit, inicijavo ilgą laiką ėjo dėl politinių kalinių tremtinių muziejaus. Taigi kas, kad ne socialdemokratai jį įrengė, įsteigė ir viską padarėme, kad reikia. Bet kiek metų tam reikia? Kažkaip žmonės įsivaizduoja, kad užtenka iškelti problemą ir jau per pusę metų ar per kelis mėnesius ją galima išspręsti. Jokių būdų tai yra netiesa. Tai reikia, tam turi pribręsti laikas, tam reikia paruošti techninę dokumentaciją, tam turi būti skiriamas finansavimas ir visa kita eilė priemonių. Gerai, ačiū. Kada pagaliau sutvarkysite abu, ir kaip tarybos nariams, jūros krantinę? Lina klausė, šlykštu vaikščioti, nebuvo viešųjų darbų slampinėtojų aplink Zumpę, bet buvo tvarka, čia turbūt turimi omeny tarybiniai laikai. Nupjauti žolės niekas nevalioja per visą vasarą. Iš tikrųjų, ten nejauku toj vietoj, nuo tilto, to pagrindinio mūsų tilto iki vasaros estrados, einant arba viršutinę dalimi, arba kad ir apačiai. Iš tikrųjų, ten ir žolė iki kaklo, ir vasarą vaizdelis nemalonus. Kažkada buvo ir suoleliai, ir fontanėliai.
Kada ten bus labai gražu, gėlynai? Nu, gėlynai aš bijau, kad ko gero ten tikrai nebus. Aš taip manau, kadangi ten pats gamtos reljefas toksai yra sutvarkytas, ten nelabai išeis jų padaryti. Šiaip tai šitoj srityje yra mano supratimu pagrindiniai dalykai, kurie būtent reikalingi, kad jis būtų patrauklus ir geras ir išvaizdus. Jie yra padaryti, reikia dabaigti antrame etape, sutvarkyti tos likusią dalį. Štai ir viskas. Ir iš tikrųjų, bet šitas klausimas daugiau, aš labai ačiū tam, kas manęs paklausė tą klausimą. Grįžus aš pasikviesiu miesto seniūną, tiesiog paprašysiu, kad jis įsitrauktų į savo veiklos programą ir seniūnijos yra tiesioginė funkcija ir seniūnas turės tos darbus spręsti. O finansavimo gaus. Įdomus klausimas, skaitytoja norėtų sužinoti, kaip jūs įvertintumėt arba išvardytumėt vienas kito teigiamybės ir neigiamybės, pliusus ir minusus. Bet vienas kito. Įmanoma tai padaryti dabar viešai? Įmanoma, aš tai galėčiau. Tai, ponia Pranai, Sigito. Sigito pliusai. Vienas iš didžiausių pliusų aš matau tai, kad Sigitas yra labai aistringas ir sporto gerbėjas. Kad jisai iš tikrųjų sportui visuomet jam sportas rūpi, jis domisi. Ypatingai žinoma, kiek žinau, jisai domisi ir rūpi jam krepšinio pasaulis. Kiek aš pažįstu asmeniškai, Sigitais yra labai geras šeimos žmogus. Kiek žinau, yra draugiškas žmogus aplinkoje, tarp kitų draugų. O jeigu minusai? Minusų, aš tiesiog, tikrai būtų net ir neetiška iš mano pusės dabar bandyti galvoti apie minusus. Aš tikrai manau, kad mes kiekvienas turim kalbėti apie pliusus, daugiau vienas apie kitą, apie žmonės. O Sigitai, taip, tada aš taip pat apie minusus patylėsiu, kadangi kiekvienas žmogus jų turi ir aš jų turiu, bet kiekvienas žmogus turi ir pliusų. Tai va, tuos pliusus turime jungti kaip tos skruzdės, kad ir kiekviena atrodo kvailai, bet labai darbšti ir gaunasi kolektyvinis protas, o su žmonėm gaunasi priešingai, kad turim smegenų daug kartų daugiau, bet kai sueinam į krūvą ir kuo aukštesnė valdžia, tuo iš šalies atrodo, kad tai yra nesąmonės, tai yra kolektyvinė destrukcija gaunasi. Tai iš teigiamų savybių paminėčiau tokį gerą humoro jausmą, atsparumą įvairiai kritikai ir požiūrai. Pas mane stora oda, bet pas dabartinį merą tai iš vis turbūt kaip pas Dramblį. Drambliukus kolekcionuoja visi merai. Moka bendrauti ir su žiniasklaida, ir su žmonėm. Tai yra geri bruožai. Ponas Petrušis yra pasakęs, kad jis politika žymiai geresnis. 24 valandas per parą. Jūs toks būtumėt, galima jums skambinti 11 valandą vakare, imti interviu, ar kažkokiu klausimu žmonės galėtų su jums? Verslė tai tą ir daro, nes verslininkas kaip ir mama, jeigu vaikas verkia, nesako, kad man darbas baigėsi. Jeigu meras, tai aišku, turi skambinti, bet su protingais klausimais, jeigu ten kiekvienas pradės vidurį nakties skambinti, tai čia tų problemų naktį neišspręsi. Bet aš taip galvoju, kad politika yra daroma Vilniuje. Ir dabar daug politikos vykdoma, užbrėžima visai Europai Briuselį. Čia yra kasdieniniai, ūkiniai klausimai. Yra žmonių problemų sprendimas. Čia politikos turėtų likti kuo mažiau, kuo daugiau. Įmanomas toks variantas, kad jūs būtumėt vienas meras, o kitas vicemeras. Įmanomas apskritai toks dalykas, ar ne? Politikoje neįmanomų dalykų nėra. Čia politika kaip seniausios profesijos atstovas. Yra vienas, dabar negaliu, aš jums nepacituosiu, reiškia, kieno tai citata yra, sako, politika tai yra pati seniausia yra kryptis, žinoma, visi kiti, bet politika dar senesnė. Dar seniau. Ne, iš tikrųjų, tai niekada tu žmogus negali nieko met būti, bet kuriuose reikaluose, ne tik politikoje, apskritai gyvenime, tu niekada negali būti kategoriškas, negirdintis, neperkalbamas ar dar kažkaip kitaip. Tu turi
politikas, tu turi antiek apsišarvuoti visko ir tu viską turi suprasti ir priimti. Reikia suprasti, kartais, žinokite, nuoširdžiai pasakysiu, kartais toks vidinis pyktis ir paima galvoj, atrodo, tiek daug padarėjai, tiek daug nuveikiai, o išėjai tave į gatvę ar dar kažkur visi žmonės kumščiais tau, tu tą nepadarėjai, tą nepadarėjai, tą nepadarėjai. Nėra tokio žmogaus, kuris galėtų visas problemas išspręsti. Ir tikrai nesurasim niekuomet. Vienas problemas pasisprendžia, ateina kitos, ateina tuos, po tų šitos, bet viskas yra įmanoma, viskas yra išsprendžiama. Ir kokia jūsų, Sigitai, pozicija? Įmanomas toks variantas, meras ir vicemeras? Aš labai abejoju, kad tuos pagrindinius tikslus labai bus sunkus įgyveninti su žmonėm, kurie turėjo šansą tą padaryti ir su finansais. Bet aš netmetu galimybės, kad iš socialdemokratų išrinktų į tarybą jaunų žmonių kažkas negalėtų būti valdžioj. Tai jeigu išrinktų merų, to ir siekčiau. Suprantu, kad tokį klausimą jūs jau aptarėte, ar ne? Aptarnėjom kiekvieną dieną daug ir viskas keičiasi čia. Daug kas paaiškės kovo 15 dieną. Gerai, paskutinis žodis. Aš tą ramunę turėjau menį sakydamas, kad viskas gali būti tik ne šioj kadencijoje. Šioj kadencijoje aiškiai matosi, kad ašgi turiu, jums dar kartą sakau, mes jau esame gavę mandatą rinkėjų. Tai jūs kandidatuotumėte dar vienai kadencijai? Ne, tai jūs klausėt socialdemokratą ir aš nesakiau, kad aš asmeniškai. Aš klausiau jūs asmeniškai. Ai, ne, aš asmeniškai, tai apie save vėl kitaip. Tai įsivaizduoju, mes jau turime gavę 14 mandatų. Žmonės pasisakė už mūsų darbus ir už mūsų veiklą. Reiškia, mes ėjom gerų kelių. Mes ėjom gerų kelių. Jeigu būtumėm mes darę didelės klaidas ar dar kažką, būtumėm nebegavę šitų mandatų. Todėl šiandien aš tikrai manau, jeigu tikrai kviečiu žmonės balsuoti už pastovumą, už tos pačius darbus, už tęstinumą, o jų yra labai daug, labai paruošta, turiu komandą, na pavyzdžiui, Sigitas žmogus, komanda, iš kur suformuoti komandą pačiam. Kaip pas mus, tai ta komanda pilnumo yra. Ir aš tikrai manau, kviečiu, kad balsuokite už mus, už mūsų kandidatą, už mane, nes reikia Tauragiai šiandieną tęsti darbus ir sėkmingai įsisavinti tos 14-20 metų ES lėšas. Priešingų atveju arba nukeliaus kažkur kitur, arba sustos. Na, nebus progresą, nebus didelės naudos iš to pasikeitimo. Sigitai, tai, kaip supratau, jau čia buvo paskutinis žodis prieš rinkimus. Tai jūs irgi tarkit savai. Tai aš noriu tik tai patikslinti mero pasakytų žodžius, kad ateinančio finansinio periodo Europos lėšas reikia neįsisavinti, bet reikia investuoti ten, kur jos duos ilgalaikę pridėtinę vertę. O šiaip noriu pakviesti visus ateiti kovo 15 dieną į rinkimus, nusimesti baimės pančius ir balsuoti. Ačiū, kad atėjot. Pakviesiu paspausti viens kitam ranką, o žiūrovams labai dėkoju ir taip pat kviečiu būtinai sekmadienį dalyvauti rinkimuose, nes kuo daugiau mūsų ateis, kuo daugiau užsakys, išreikš savo valią, tuo tikslesni bus rinkimų rezultatai. Iki kitų susitikimų. Ačiū, iki. Gerai. Sėkmės. Sėkmės. Ačiū labai.